Sveiki! Šiandieną pokalbis apie vieną iš paslapčių. Jos yra 5 paslaptys ir jeigu ją savo gyvenime pradėsite taikyti, jūsų gyvenimas automatiškai pasidarys visiškai kitoks. Taigi, pirmoji paslaptis, kurią tikrai siūlyčiau visiems pradėti taikyti savo gyvenime, tai teigiamų minčių paslaptis. Tai yra, jeigu nuo šiandien pradėsite savo gyvenime vien tik mąstyti teigiamai, jūsų gyvenimas pradės keistis. Viskas, kas supa mūsų materialųjį pasaulį, yra sukurtas iš minčių. Mūsų mintys yra materialios, nes kažkada elektra tai buvo tik tai Curie ir jos vyro svajonė, kad įmanoma kažkaip sujungti laidus taip, kad atsirastų tam tikri dalykai. Būtent lemputė. Daugiau kaip 2000 kartų, man atrodo, Curie bandė, kad atsirastų pas mus lemputė. Vis siūlelis nutrūkdavo ir neužsidegdavo. Tai vat įsivaizduojat, tai yra minties galia. Kažkada įsivaizdavo Fordas, kaip atrodys būtent Ford automobiliai. Ir dabar mes tikrai turime nuostabius Ford automobilius. Minties galia yra tokia galinga, kad jūs net neįsivaizduojat. Jau, kad mes turime stebėti žodžius, bet šiandien ne apie tai, bet apie mintis. Mintis, ji yra didinga. Ir mes visiškai nepastebime, ką mes galvojame. Mums atrodo, kad mes, pirmyn atgal tos mintis laksto 60 000 minčių per vieną dieną. Jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu praktiškai ištisai lakstai nuo ten į ten, bet dažniausiai nuo praeities. Ir jeigu jūsų mintys šiandieną, jūsų mąstymas yra praeityje, kur jums nepasisekė, jūs ten sėdit ir analizuojate, sveikinu. Rytoj bus lygiai tas pats, jums lygiai taip pat nepasiseks ir lygiai taip pat jūs galvosit, ką daryti poryt, užporyt ir dar užporyt. Nes jūsų šiandieninės mintys, būtent jūsų vidinis mąstymas sužadina jūsų vidinį kritiką ir jūs tada save kritikuojate, jūs save baudžiate, jūs save analizuojate. Niekas mūsų nenubaudžia, mes nubaudžiame patys save ir nėra jokio pragaro, yra pragaras mūsų galvose. Ir tas pragaras taip užsiverda, kad šalia esantis žmogus kitą kartą sako kažką ir tu negirdi, tu net nesupranti, ką tas žmogus sako, tu žiūri didelėm akim ir sakai, pakartok, nesupratau apie ką tu, nes ant tiek užsisuki praeityje ir ta praeitis atsitempia, kai didžiulis maišas atsitempia į šiandien dieną ir šita šiandien diena jinai niekur neina. Tu galvoji tik apie vakar dieną, tai ir rytoj bus toks pats. Tai kodėlgi nepakeitus savo mąstymo? Kaip Džeimsas Alanas yra pasakęs savo knygoje, kad fiziškai silpnas žmogus pradės mąstyti apie tai, kad jis gali savo sveikatą pataisyti, jis taps fiziškai stipriu. Ir kai jisai suvoks, kad jis savo minčių dėka pradės mąstyti apie gerus dalykus, savo minčių dėka tapo fiziškai stiprus, yra daug pasaulyje sportininkų, daug yra žmonių, kad ir tikrai daug, kad ir mūsų netgi Hitleris, jis naudojo minčių galią. Tai įsivaizduokit, kad įdiegtis tokiai dideliai tautai kaip Vokietija, kad jinai yra galinga, taip, tai minties galia. Tai vat, ir jeigu tu įvaldysi šitą, jeigu tu gali pakeisti savo kūną, viską tu gali pakeisti, bet pirmiausia, tu turi pakeisti savo mintis. Pirmas
Ir pagrindinė paslaptis tavo naujo gyvenimo tai yra tavo minčių valdymas. Kiekvieną dieną 30 minučių. 30 minučių. Nusispauskit žadintuvą ir 30 minučių atraskit laiko kartoti mintyse: man sekasi, aš esu šaunuolė arba šaunuolis, man viskas pavyks, aš esu turtinga, mano gera sveikata. Kiekvieną dieną. Tai padarykite 1 mėnesį. Tai yra labai svarbi praktika ir jūs pamatysite, kokius rezultatus ji duos. Taigi, pirma paslaptis - pozityvios, nuostabios mintis apie sėkmę, apie gražų kūną, apie save kaip asmenybę, apie savo artimuosius, apie kaimynus, apie draugus. Tik pozityvios ir gražios mintis. Ir šitos mintis padarys didžiulius darbus jūsų gyvenime. Su jumis Eligija, skaičių magija. Ir jeigu patinka ir tinka, apie ką kalbu, spauskite patiktukus, prenumeruokite kanalą ir eisime toliau. Linkiu jums sveikatos, sėkmės ir gausos ir būkite palaiminti savo gyvenimuose.